Taigi, reiškia, kai 2001-2002 metais žydai aiškino, jie savinasi, aš savinusi žydų dvasią, reiškia. Ar tikrai žydų dvasia galinti būti vogta ir mušta, ten, kur jie nori eiti ir pavogti ir užvaldyti pasaulį. Ne. Tai įrodo įstatymas, kad 12 reiškiantis prisiekusiųjų skaičių yra iš esmės ne žydų karas. Eisim, užimsim, užkariausim, prižudysim, išdeginsim. Tai ne ta civilizacijos laiko esmė įstatymų. Yra 12 giminių, kurias Dievas pasirinko, kad paskutiniai įeitų iš pavydo į savo Izraelį ir suprastų realiai, kas yra teismai ir kas yra sąžinė ir kas yra įstatymas. Tai va 12 yra suprasta krikščionybės. Yra tradicija krikščionybės, tai ir yra teisinė Dievo valia krikščionybės, kur, sako, 12 giminių, tai yra išrinktieji, kurie liudija. Aš mačiau, aš žinau, aš suprantu ir aš liudiju, kad tavo, reiškia, žydų gaujų tikėjimo žodžio darbai yra nusikaltimai. Jie nėra atleisti Dievo, reiškia, atsakomybės kitoj žemėje. 12. Reiškia, lygiai tą patį Dievo teisę pasirinkti, ką jisai nori, o ne ko nori žydai.